Pone Vaitkau, jūs patekęs į Seimą žadate priimti užsienio agentų įstatymą. Panašu toks, ko gero, koks veikia Rusijoje ar Sakartvele. Kaip suprantu, ką jūs pirmiausia vadinate užsienio agentų Lietuvoje? Kas tai yra? Pirmiausia, panašus į tą, kuris veikia Amerikoje nuo 1938 metų ir kuris buvo priimtas kovai su Hitlerio propaganda. Bet visi Lietuvoje apie tai pamiršta ir pagal kurį ir dabar Amerikoje sodinama į kalėjimą. Būtent į kalėjimą, dabar Amerikoje. Bet Lietuvoje informacinėje erdvėje Delfi, LT, 15 minučių yra užsienio agentai, kurie valdomi iš užsienio. 15 minučių yra jau valdomi Lietuvos piliečių. BNS, man atrodo, valdoma BNS yra 15 minučių pasiliko užsienio agentas. Ir tiesiog Lietuvos žmonės privalo žinoti, kas iš ko yra finansuojama. Bet akcininkai ir taip yra aiškus, įmonių, bendrovių akcininkai, kas jie tokie yra. Niekas tai yra neslepiama, yra viskas atvira. Aš noriu tada pasakyti, jūs sakote, kad Amerikos tas užsienio agentų įstatymas yra perteklinis. Mes apie Lietuvą dabar kalbame, ne apie Ameriką. Čia Lietuvos Seimo rinkimai. Tai Lietuvos Seimo rinkimuose ir siūlau priimti užsienio agento įstatymą, nes ir LRT ne vieną kartą ir daugkartinai Amerikos propagandinius kanalus viešai skelbia. Tuos, kurios Amerikoje teritorijoje teksto nebūtų galima skelbti, nes ten visiška propaganda. Tai mes privalom Lietuvoje suteikti žmonėm galimybę matyti, kas yra kas ir žinoti, kad šitą informaciją reikia su dideliu atsargumu priimti kaip teisingą. Nes mes dabar gyvenam iškreiptų veidrodžių karalystėj, ką per 30 metų ir sukūrė. Visos organizacijos turėtų būti užsienio agentai, kurios yra įkurtos tarptautinių organizacijų. Ir kurios yra finansuojamos ir valdomos ir atstovauja užsienio interesus. Tai čia būtų vienas pirmųjų jūsų galbūt registruotų Seimo aktų projektų, jeigu patektumėte į Seimą. Aš taip suprantu. Taip, nes nesutvarkius informacinės erdvės mes neturime realaus pasaulio suvokimo, o informacinės erdvės iškreipimas yra reikalingas, kad žmonėms sukurti mąstymo ir veikimo algoritmą. Ir pagal tą algoritmą visi tvarkingai eina į kairę, nes taip užprogramuoti. Taip, supratau. Tai, ponia Sinica, jūs, jeigu pateksite į Seimą, kokie bus jūsų pirmieji žingsniai įregistruojant kažkokią pataisą? Kas tai turėtų būti? Kas tai bus? Jeigu leisti, aš pirmą norėčiau sureaguoti. Man atrodo, aš ne visai supratau idėją. Jeigu siūloma bausti už tai, kad esi užsienio agentas, čia sakau kabutėse, tai nepritariu visiškai tam. Jeigu siūloma tiesiog atskleisti, kad visuomeniai būtų prieinama, kieno yra kokios medijos, tai tas ir dabar yra kultūros ministerijos ribose daroma. Daug svarbiau atrodo, kad veiktų tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris numato atsakomybę už nusikaltimų žmogiškumų ir okupacijų neigimą, kuris ko gero vienintelį kartą buvo pritaikytas Lietuvos istorijai ponui Paleckiui. Tai šito tikrai labai trūksta, kalbant apie tikruosius užsienio agentus. Ar aš galiu įsiterpti? Taip, prašau, diskusija vyksta. Tai aš supratau, kad jūs pritarėte, kad Amerikoje irgi reikia pasiūlyti jiems panaikinti šitą įstatymą ir jo veikimą panaikinti, nes išviešinimas, kas, yra blogai tų, kurie aš vadinu, kurie ir pardavinėjo Lietuvą. Jūs šitam pritarėt, tai jūsų tokia ir yra pozicija. O aš sakau, pasinaudokime geruoju Amerikos pavyzdžiu ir visi Lietuvoje į tai labai jautriai reaguoja. Labai jautriai. Tai dabar pagalvokit psichologiškai, kodėl žmonės taip jautriai reaguoja. Gerai, būsiu užsienio agentas. Viršui bus užrašas. Užsienio agentas. Bet taip Rusijoje yra. Taip yra ir Amerikoje. Aš sakau, Amerikoje į kalėjimą už tai neseniai pasodino. Nes tu nedeklaravai, kad tu atstovauji užsienio interesus. Amerikoje Mendoza, senatorių, užsienio reikalų komiteto pirmininką pasodino į kalėjimą, nes jis nedeklaravo, kad jisai Egipto interesus atstovauja. Ir milijonus gavo. Tai gal nedeklaravo interesų tam tikrų, o nebūtinai jisai yra agentas užsienio? Tai deklaruokite, kad jūs esate tokie. Lietuvos prezidento rinkimuose, kuris iš prezidentų kandidatų buvo gavęs iš Amerikos užsienio reikalų ministerijos finansinę injekciją. Jums neįdomu? Mes tokių rodymų neturime, o jūs turbūt turit. Yra finansinis nusikaltimų tyrimo, yra duomenys pateikti. Gerai, bet dabar mes apie Seimo rinkimus, ponia Sinica, sureaguokit tai, ką sakė, tai
ką, reiktų kažkaip reaguoti į tai ar ne? Pirmiausia, jeigu bent lašą turime nacionalizmą ir gerbėm šalių suverenumą, tai nėra jokio reikalo ir diskusijai, ir veiksmams aiškinti vienoms šalims, kitoms šalims, ką jos turėtų priimti. Teisingai. Niekas niekam nesiūlys JAV keisti kažkokius įstatymus ir jums to klausti nereikia. Tikrai nesiūlys. Bet kokiu atveju žodžio ir spaudos laisvė turbūt Jungtinėse valstijose yra pavyzdinė pasaulyje, ar ne? Jinai 27 ar kelintoji pasaulio šalis pagal demokratijos indeksą. Jinai yra įdingos, flawed, ar ne? Dėmėtos demokratijos šalis, kaip ir Lietuva. Problemų visi turi, žinoma.